Labą, Labą dieną, čia kalbėsiu apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 5 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Eikytytojų teikimu šities rimtai susišaitęs ir jį pavojinga judinti. Tokiu atveju nėra laiko limito, kada turi būti keičiama šities. Jeigu šities rimtai susižeidžia, gauna tą traumą, rungtynės stabdomos apie 15 minučių, kadangi gydytojas mano, kad tai gali būti pavojinga žaidėjui. Tik gydytojas turi nuspręsti, kiek reikia laiko žaidėjui, kad jis paliktų aikštę. Po žaidėjų keitimo rungtynės tęsiamos be jokių nuobaudų. Praeitam video sakiau, jeigu komandos gydytojas suteikia pagalbą gydymą savo komandos suolo zonoje, kai rungtynės sustabdytos, jeigu pagalba trunka ilgiau negu 15 sekundžių, jeigu pagalba, ne taip pasakiau, atsiprašau, jeigu pagalba trunka maždaug apie 15 sekundžių, tai žaidėjas gali likti toliau žaisti. Jeigu pagalba užtrunka ilgiau negu 15 sekundžių, tai tas žaidėjas keičiamas. Bet čia kitas atvejis, kai žaidėjas rimtai susižeidęs negali palikti aikštės savo noru. Jam reikia padėti, kad jis paliktų aikštę ir tai gali ištrukti laiko. Tai gali ilgai ištrukti. Ir čia kitas dalykas, tik tai kaip teoriją norėjau pasakyti jums. Ir šiandien tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.